Labas vakaras. Viena garsiausių Didžiosios Britanijos astrologių Michelle Knight, kalbėdama apie ateinančiuosius 2015 metus, vienus jūsų gali pradžiuginti ir paguosti, nuo kitus norėtų įspėti. Jei gimėte po avino ženklų ir esate moteris, Michelle patarė ateinančiais metais pasistengti mažiau demonstruoti fizinę jėgą ir lieti emocijas. Jei būsite švelnesnės, moteriškesnės, ypač jei esate vienišos, pasak astrologės, laimėsite kur kas daugiau. Avinai turėtų labiau išmokti išnaudoti savo sugebėjimus ir talentus. Jiems tai sunku padaryti, nes jie mėgsta demonstruoti savo stiprybę, jie kariai, o aplinkiniams tai ne visada priimtina. Tačiau ateinantis metai avinams pažers daug dovanų. Jiems netgi bus sunku jas priimti. Daug pokyčių asmeninėme gyvenime. Ar jais avinai džiaugsis, priklausys nuo to, kaip jie su tuo susitvarkys. Kaip jie susitvarkys su savo jausmais ir kiek bus sąžiningi patys su savimi. Gera žinia tiems avinams, kurie jau kurį laiką vieniši. Ateinančiais metais užmėgsite neįtikėtinus santykius. Jaučiams kitais metais reikėtų būti atsargesniems. Didžiausi pokyčiai gali įvykti būtent asmeninėme gyvenime. Tad kaipgi elgtis, kad širdis neliktų sudaužyta? Jaučiai ateinančiais metais gali pakeisti savo nuomonę apie tai, kokio partnerio jie nori. Asmeninėme gyvenime jiems reikia sukrėtimo, galbūt net ir naujos antrosios pusės. Nors jaučiai mėgsta saugumą ir stabilumą, bet štai kiti metai jiems žada didelius pokyčius. Jie pažvelgs į savo vidų, kokių santykių jie iš tikrųjų trokšta. Įdomu yra tai, kad į jų gyvenimą gali sugrįžti koks nors žmogus, kuris jau buvo pamirštas. Arba gali nutikti taip, kad jie sutiks tokį žmogų, su kuriuo bendraudami, jausis tarsi pažinoti jį visą amžinybę. Dvyniams astrologė Michelle Knight rekomenduoja kuo mažiau mąstyti ir blaškytis, o daugiau daryti. Dvyniams labai svarbu bus tai, kaip ateinančiais metais jie į viską reaguos, ne protu, o širdimi. Dvyniai labai dažnai į viską reaguoja pasitelkdami šaltą protą, neleidžia savo pasiduoti jausmams. Pats svarbiausias patarimas, kurį galėčiau duoti dvyniams – atsipalaiduokit, išliekite savo emocijas ir įgykite daugiau pasitikėjimo savimi. Turėkite ne tik idėją, bet ir jėgų ją įgyvendinti. O štai vėžiai, pasak Michelės, galės džiaugtis taip ilgai lauktą sėkmę. Vėžiams artėja labai geras laikas. Jie galės atsipūsti nesukdami savo dėl nieko galvos. Kitais metais jie atgaus prarastą pasitikėjimą savimi ir savo jėgomis. Asmeniniai santykiai taip pat klostysis tiesiog puikiai. Vėžiams lengvai seksis užmegzti naujus romanus. Taip pat matau daug gerų pokyčių jų karjeroje. Iš tiesų, vėžiams ateinantis metai vieni geriausių. Tegu jie to nepamiršta. Vieniši liūtai kitais metais neturėtų pražiopsoti progų. Būtent 2015-ieji jiems bus itin palanku susirasti tokią antrąją pusę, kokios jie trokšta. Puikus laikas liūtui sutikti savo išrinktąjį. Taip pat ateinantis metai palankus pakeisti savo aplinką. Besibaigiantis metais liūto gyvenime buvo skirti tik namams ir šeimai. Tad dabar laikas judėti į priekį, atrasti dar ir kitų dalykų, dėl ko verta gyventi. Liūtai iš tiesų labai pasitikė savimi, bet ateinančiais metais jie supras, kad pasitikėti turi ir savo viduje, ne tik demonstruoti tai išorėje, kaip iki šiol. Išbandymai ir apsisprendimo metas gimusiems po mergelės ženklu. Joms, kaip sako astrologė, teks susitaikyti su savo praeitimi, ją išanalizuoti ir nebedaryti tų pačių klaidų. 2014 metais mergelių gyvenime buvo daug ginčų ir vidinių nesutarimų. Daugam dužo širdis, o praeities įvykiai jaudino labiau nei to reikėtų. Dabar laikas pabaigti svarstymus, kas buvo gerai ir kas blogai praeityje ir ją pamiršti. Antrasias pusės turinčios mergelės turi atkreipti dėmesį į tai, kokie yra jų santykiai su partneriu, ką jos iš tiesų apie jos galvoja ir ką jaučia. Jei jūsų santykiai labai ramus ir netgi nuobodus, pagalvokite, ar nevertėtų įsiklausyti į save, panagrinėti savo jausmų. Ne partneriui turėtumėte priekaištauti, o patyrinėti savo širdį. Jei jūsų santykiai nuostabūs, sveikinu, teisingai atlikote darbą. Beje, mano patarimas mergelėms – nustokite save kritikuoti. O štai vienas sėkmingiausių ženklų ateinančiais metais, pasak Michelės, bus ne tik vėžys, bet ir svarstyklės. Svarstyklės gali sutikti ypatingą partnerį, arba kitaip tariant, būtent tokį, kokio trokšta.
Mes visi esame labai skirtingi. Vieni ieškome pasiturinčio žmogaus, kiti intelektualo, dar kiti dvasiškai turtingo. Jei žmogus trokšta gerai apsirūpinusio turtingo partnerio, jis kaip tik tokį ir gali sutikti. Tačiau svarstyklėms norėčiau priminti, būkite atsargus svajodami ir ko nors norėdami, nes būtent tai gali išsipildyti. Todėl svarbu nuoširdžiai pagalvoti, ko iš tiesų norite. Pinigai ir padėtis visuomenėje dar ne viskas. Svarstyklėms nestiks įkvėpimo, todėl būtų protinga daugiau įsiklausyti, kogi trokšta jūsų siela. Ir nesvarbu, kas buvo praeityje. Svarstyklės jausis puikiai. Tiesiog žinos, kaip reikia elgtis. Ko tik paprašys, tą ir gaus gimė ir po Skorpiono ženklu. Tiesa, Mišelė Skorpionams sako tą patį kaip ir svarstyklėms. Atsargiau su savo norais. Jie gali išsipildyti. Skorpionų gyvenime svarbiausia bus darbas, karjera ir pasitikėjimas savo jėgomis. Norėčiau įspėti, jeigu skorpionai nepasitikė savimi, jausis bejėgiai, o jiems tai būdinga, jie arba valdovai, arba visai niekam tikę, aplinkiniai tai puikiai matys. Todėl skorpionams labai svarbu tvirtai atsistoti ant žemės ir pasakyti savo, jog tik aš esu atsakingas už savo gyvenimą ir už savo sprendimus. Tuomet viskas bus puiku. Beje, meilę skorpionai atras ten, kur mažiausiai jos tikisi. Jei svarstyklės ieško meilės puikiai žinodamos, ko joms reikia, skorpionai gali sutikti ją netikėtai ten, kur atrodo net neįmanoma jos rasti. Taip pat norėčiau pridurti, jei skorpionai nori, kad jų norai pildytųsi, turi susigrąžinti optimizmą. Ypatingas laikotarpis laukia ir šaulių. Jis bus toks, kuris pasikartoja tik vieną kartą per 12 metų. Šauliams kaip ir visiems, sekasi tai geriau, tai blogiau, bet kartą per 12 metų jie gali pajusti, kad fortūna galų gale atsigręžia būtent į juos. Aišku, nenoriu jų per daug pradžiuginti, bet būtent šio ženklo atstovams ateinančiais metais žadama didžiulė sėkmė. Taip pat gali aplankyti ir netikėtą meilę kelionėje. Ir būtent taip, kaip jiems tai paprastai nenutinka. Tai aišku labai jaudina, bet juk šauliams tai labai patinka. Dideli pokyčiai, pasak astrologės, laukia ir gimusių po Ožiaragio ženklu. Išsispręs visi tie klausimai, kurie iki šiol nedavė ramybės. Ožiaragiams šie metai buvo išties labai sunkus. Jie turėjo susidurti su visai kitokia realybė, nei buvo pratę. Turėjo peržengti savo galimybių ribas, patikrinti savo jėgas. Tačiau 2015 metai jiems bus atradimų metai, gyvenimo pažinimo metai. Jie taip pat turės patyrinėti save, atsakyti savo į klausimus, ko jie nori ir kas jie yra. Ožiaragiams pasakyčiau taip, nesidairykite į praeitį, eikite tik į priekį. Metų viduryje jums plačiai atsivers visos durys. Nepamirškite to. O štai birželio mėnesį nedarykite nieko, kas jums neįprasta. Jei nesate tikras dėl asmeninių santykių savo partnerio, su kuriuo dabar esate kartu, žinokite, kad šiais metais viskas gali pasikeisti. Vieni santykiai nutrūks, tačiau užsimegs kiti. Net jeigu jūs nenorite nieko keisti, likimas tai padarys už jūs. Kokie bus ateinantys metai vandeniams, toks bus ir kone visas jų gyvenimas. Pasak astrologės, jiems derėtų prisiminti posakį, kaip pasiklosi, taip išsimiegosi. Ir visus metus jo nepamiršti. Vandeniams laikas pagalvoti apie naujas idėjas, naują gyvenimą, nes šie metai bus, kaip sakoma, nauja pradžia. Tai bus puikia galimybė pakeisti gyvenimą kartą ir visam laikui. Nebūkite tuo žmogumi, kokiu buvote 2014-aisiais. Pakeiskite, sukurkite save iš naujo. To būtinai reikia. Vandeniai taps atviresni nei iki šiol, o viskas, kas susijęs su meilė asmeniniais santykiais, bus kupina didelės aistros. Na, o gimusiems po žuvų ženklų, astrologė patarė ieškoti ne balos, kurioje jie ko gero plaukioja, o jūros. Būtent ateinančiais metais žuvis gaus tai, ko taip ilgai troško, bet niekaip negavo. Jei dar neatradote savo meilės, dabar puikiai proga tai padaryti. Žuvis iš tiesų yra tas ženklas, kuris panyra į savo jausmus. Tačiau žuvis dažnai to, ko nori, to ir negauna. Ateinančiais metais viskas pasikeis. Tai iš tiesų atpildo metai. Todėl patarčiau nesitenkinti plaukiojimu mažoje balutėje. Raskite jūrą. Štai ką iš tiesų norėčiau rekomenduoti žuvims. Žvelgdama į ateinančių metų prognozes, astrologė Mišelė Knight pabrėžia, kad visus 2015 įvykius bus galima skirstyti tik į juodus arba baltus. Pilkos spalvos tiesiog nebus. O tai, ko patys sulauksite, daugiau gero ar blogo, priklausys tik nuo to, koks pats buvote iki šiol, sako astrologė. 2014 metai buvo labai keisti, net sakyčiau nedėkingi daugeliu atžvilgių.
2015 metais bus kur kas lengviau, tai partnerystės metai. Tačiau ji priklausys nuo to, kaip mes elgsime su žmonėmis, kokius jausmus sukelsime aplinkiniams. Ateinančiais metais būkite atidūs. Galiu pasakyti, kad daugelis mūsų sutiks naujų žmonių, kurie gali stipriai pakeisti kiekvieno gyvenimą. Todėl reikia būti atsargiems ir atidiems. Vieniems tokie pokyčiai bus labai palankus, o kitiems apvers jų gyvenimą aukštinkojomis ir tai nepradžiugins. Kaip pasiseks konkrečiai jums priklauso nuo to, kokias gyvenimo pamokas jau esate išmokę. Nuo to nepabėgsite. Jei buvote netikęs partneris, jei skaudinote žmonės, jūsų partneris taip pat pradės elgtis su jumis. Ir tai bus ilgam. O ko mums dėrėtų pasisaugoti ateinančiais metais? Turite būti sąžiningi savo. Jei nebūsite, gausite, kaip sakoma, didelį antausį iš kosmoso. Kiekvienas mūsų turi draugų, kurie gali galvoti tik apie tai, kaip uždirbti pinigus. Tačiau jų santykiai netikę. Jie susiduria arba su jau įsipareigojusiais žmonėmis, arba tiesiog su netinkamais. Tai jų likimas. Tačiau šiais metais galite tai pakeisti. Jei sugebėsite išlaikyti balansą, jūsų laukia vieni ryškiausių metų. Pirmoji data bus vasario 25. Tarsi pajusite skonį visų ateinančiųjų metų. Kokiegi jie bus? Bus labai netikėta. Vyks keisti dalykai, gali kilti puikių idėjų. Tačiau tai tik pradžia. Nes po to gegužės 31, birželio 3 ir rugsėjo 5. Aš matau dvigubą pentagramą, o tai reiškia dvigubą galią. Būtent šiomis dienomis, kurias dėrėtų įsidėmėti, pasaulyje vyks šokiruojantis įvykiai, tiesiog stebuklingi. Tokie, kokie prilygs vaistų atradimui nuo vėžio. Tačiau tuo pačiu metu vyks ir įvykiai, kurie šokiruos blogąja prasme. Bet metų pradžioje mes dar jausime sunkiųjų Saturno metų šleifą. Ir kaip minėjau, neįsigaskite. Šios problemos bus žymiai lengviau įveikiamos, žymiai paprasčiau sprendžiamos, negu kad buvo praeitais metais. Geriausias, ko gero, metų vidurys, birželis ir liepos mėnuo, ir nors tradiciškai tai yra atostogų mėnuo, bet vis dėlto patarčiau suspėti ne tik pailsėti, ne tik susituokti, tai bus puikus laikas meiliai, santuokai, bet ir galbūt kažką svarbaus atlikti savo karjeros labui. 2015, kaip sako Palmira, bus medinės žaliosios ožkos arba avelės metai. Todėl sutikdami naujus metus ant stalo būtinai pasidėkite kokį nors dirbinį iš medžio. Arba štai pasikabinkite, kad ir tokį šiaudinį sodą. Šie metai lengvesni, švelnesni, in metai, moteriški metai, šviesiai mėlyna, žydra, šviesiai žalia. Štai tokios būtų dominuojančios pagal kinų astrologiją metų spalvos. O Jupiterio spalvos vis dėlto tai Jupiterio metai. Tai purpuras, ryškiai žydra, vat vėlgi čia galbūt persipina. Jupiterio spalvos apskritai laikomos visos labai grynos ir labai ryškios. Visiškai šviesiai balta, ne ta kreminė, ne pieno, bet tarkim absoliučiai balta irgi viena iš Jupiterio spalvų. Purpuras, auksas, netgi tokia ryškiai raudona, skaisčiai raudona. Jinai irgi priskiriama Jupiteriui, labai ryškiai žalia, skaisčiai žalia irgi Jupiteriui priskiriama. Tad galima taip sakyti, kad norint įtikti Jupiteriui, prisitraukti pačios laimingiausios planetos dėmesį, reikėtų vengti kažkokių drumzlinų, neaiškių, miglotų spalvų, reikalingos aiškios, ryškios, šviesios, įspūdingos spalvos. Ir tada Jupiteris bus jūsų pusėje. Jupiteris beje siejamas su bronza, todėl laimę atneš bronzos dirbiniai. Ar tai būtų juvelyriniai bronziniai dirbiniai, ar tai kažkokie aksesuarai namam, žvakidės, durų rankenos, šviestuvai. Tikrais laimės kūdikiais ateinančiais metais, pasak Palmiros, turėtų būti tie, kurie gimė po avino ženklu. Energingi ir karšti avinai, kartais ne tik laimintis, bet ir nukenčiantis dėl šių savo charakterio savybių, ateinančiais metais likimo bus išties apdovanoti. Jiems seksis visose gyvenimo srityse. Tai meilės pripažinimo, didžiulio kūrybinio įkvėpimo metai, kad ir kuo jie užsiims, jiems
tiesiog bus raudonas kilimas po kojų paklotas. Tiesa, toks iš tiesų sėkmingas, kai tiesiog sėkmė krenta. Laimė tau, tavo geriausia draugė. Toks išskirtinis laikas truks tik 1 metų pusė iki rugpjūčio pradžios. Nuo rugpjūčio mėnesio situacija truputį keisis. Taip lengvai ir paprastai jau nebesigaus niekas, jie turės triūsti ir įrodyti, kad tos likimo dovanos, kurias jie gavo, jie yra verti jų, jie užsitarnavo. Na ir galima dar pasakyti, kad rugsėjo pabaiga nebus lengva, bus mėnulio užtemimas Savino ženkle, tad rugsėjui ir spalio pradžiai vienam nepatarčiau planuoti nieko atsakingo, nei darbo pakeitimo, nei vestuvių, nei kažkokių rizikingų pavojingų kelionių. Praktiški, darbštus, bet ir labai jausmingi jaučiai ateinančiais metais patirs visko. Iš pradžių galės pailsėti, o vėliau ars kaip pridera. Jaučiams pirmoji metų pusė ramybės, atsipalaidavimo laikas, kai jie turi mąstyti apie šeimą, namus. Gerai tuo metu kurti šeimą, statytis naujus namus, kraustytis į naują gyvenamą vietą. Tai geras laikas santuokai, vaiko pradėjimui, vaiko gimimui. Apskritai visi metai bus palankus meiliai, vaikam, šeimos gausinimui. Tad jei 1 metų pusė yra rami ir jaučiai jausis saugiai savo namuose, 2 labai aktyvi, kai jiems bus jau nebeįdomu sėdėti savo šeimos lizdelėje, jie norėsis kažko užsiimti, jie bus kūrybingi, sugalvos naujų ypatingų dalykų ir jiems seksis. Tai didelės sėkmės metas ir veikloje, ir meilėje. Smalsus, judrus ir vietoje nenustygstantis dvyniai kitais metais galės patirti tai, kas jiems iš tiesų patinka. Gimusiems po šio ženklo ateinančiais metais Palmira patarė įsigyti nekilnojamąjį turtą arba kraustytis į naujus namus. O juk permainos dvyniams tikrai prie širdies. 1 metų pusė štai tokia vėja vaikiška, smagi, tam atėjo laikas. Sportuokite, beje, bėgiokite. Darykite tai, ko paprastai savo neleidžiate, jeigu jau esate solidžiame amžiuje. Ramus ir taikus laikas prasidės 2 metų pusė, tiksliau sakant, nuo rudens. Nuo rugpjūčio pabaigos viskas pradės rimti, sekti ir štai šitas laikas jau skirtas namam, šeimai. Tai tas metas, kai reikia mažinti darbų krūvį, kai nebereikia nieko keisti ir beje saugoti labiau savo darbo vietą ir puoselėti šeimyninius santykius. Šis laikas geras investuoti į nekilnojamą turtą arba kraustytis į naujus namus. Įnoringi jausmų dažnai valdomi vėžiai taip pat gali būti ramus. Jiems neteks dėl ko nors labai liūdėti ir krimstis. Ateinantys metai vėžiams bus tokie, apie kuriuos sakoma, jie keliauja su daina. Daug laimės, daug turės, daug gaus. 1 metų pusė intensyvaus darbo metas, kai teks spręsti finansinį klausimą ir tai pavyks pakankamai sėkmingai. Tiesa, jeigu vėžinė sugalvos pirkti nekilnojamą turtą ar, tarkime, į veiklą, į gamybą investuoti, balandį, kovą, tai yra tas laikas, kai galima daug ką prarasti. Na, o metų pabaiga linksma, lengva, rūpesčių sumažės, atsiras daugiau laisvo laiko ir patarčiau rudenį skirti kelionėm, na ir kažkokių naujų dalykų mokymuisi. Dėmesio centre mėgstantis būti liūtai ateinančiais metais galės girti savo sėkmę, taip pat kaip ir avinai. Jiems nėra blogų mėnesių ar dienų. Ateinantys metai liūtams, pasak Palmiros, tik dar kartą padės jiems pasijausti tikrai savo likimo valdovais. Liūtai, zodiako karaliai ir šių metų karaliai. Jupiteris šių metų valdovas kaip tik judės iki rugpjūčio 11 dienos jų ženklų, tad jie bus tikrieji šių metų karaliai. Na, o kuo užsiimti karalią, manau, patys karaliai žino, čia jau jie spręs. Galiu tik tiek pasakyti, kad ir kuo jau užsiims, viskas bus kuo puikiausia. O štai mergelės turėtų susikaupti ir pasiruošti ateinantiems metams, joms labai lengva nebus. Tvarkingos, dažnai net pedantiškos mergelės turės gerai apgalvoti, kas joms svarbu ir ar verta ką nors keisti iš esmės. Palmira perspėja, kad mergelėms posakis nauji metai, nauji batai visai netinka. Mergelių laukia labai kontrastingi metai. Tikrai kontrastinis dušas.
tiek, kiek bus problemiška, nesėkminga metų pradžia, netgi visa pirma metų pusė, tai praradimų, nuostolių, išbandymų laikas, ligų laikas. Mergelės turės labai susitelkti, kad būtų sveikos, kad išsaugotų tai, ką jos yra sukaupusios. Jokių investicijų, jokių pokyčių darbe, šeimyninėme gyvenime. Tiesiog saugome, ką turime ir prasidės laimingasis ruduo. Po gimtadienio mergelių reikalai palengva pakryps geresnė linkme. Ir metų pabaiga jau bus visiškai sėkminga. Dabar jau jie bus zodiako šeimininkai ir didžioji sėkmė jau lydės mergeles. Astrologija sako, norint įspėti visus gimusius po svarstyklių ženklų. Nuo ateinančių metų rugpjūčio 25 dienos jų laukia daug išbandymų. Tačiau gimusieji po šio ženklų geri diplomatai, o ir žavesio jiems netrūksta. Tad žvaigždės, jei tik svarstyklės bus sumanios, nešykštės dovanų ir joms. Svarstyklių laukia permainos. Planuotos ir neplanuotos, bet patarimas vienas. Iš tiesų, kuo mažiau planuoti, nes bus pora tokių mėnesių, kur taip viskas pasikeis, kad net pačios svarstyklės, kurios mėgsta netikėtumus ir staigmenos, kurių niekuo neįmanoma nustebinti, bus nustebusios. Tai kovas, balandis. Na, o palankiausias laikas svarstyklėm bus birželis, liepa. Štai tuomet ir patarčiau planuoti esminės permainas tiek asmeninėme gyvenime, tiek veikloje. O ruduo jau nekoks. Nuo rugpjūčio 25 dienos dėja juodasis mėnulis įeis į svarstyklių ženklą ir tai prasidės laikas žadantis išbandymus, nuostolius ir jau visiškai nebepalankus santuokai. Ir kodėl apie tai kalbu? Ne tik svarstyklėm, nes svarstyklėm pats svarbiausias žmogus gyvenime yra jų antroji pusė ir niekam taip nėra svarbu išsirinkti tinkamą partnerį kaip svarstyklėm, bet tai kalbu ir visiems, nes kai juodasis mėnulis yra svarstyklių ženkle, tuoktis nepatartina, nebent jūsų horoskopas yra išimtinai palankus tam periodui. Aistringi, gyvenime labiausiai dvi spalvas, juodą ir baltą mėgstantys skorpionai, niekuomet nevengia kraštutinumų. Jie moka būti negailestingi ne tik savo, bet ir kitiems. Dėl to skorpionai dažniausiai nukenčia. Tačiau ožkos metais jiems gali pasisekti. O pasak Palmiros, geriausias metas prasidės būtent nuo birželio. 15 metais skorpionai bus itin užsiėmę, dalykiški ir praktiškai visi metai yra be galo geri karjeros darimui, tiesa. Galimi tam tikri nesklandumai ir nusivylimai kovo, balandžio mėnesį, tai tas metas, kai reikia saugoti darbo vietą, kai negalima priimti naujų dalykinių pasiūlymų, ar tai būtų veiklos plėtimas, ar kilimas karjeros laiptais, nes tas laikas žada nuostolius, praradimus, nusivylimus. Ir apskritai šis laikas yra traumingas, kai reikia saugoti sveikatą, kai nepalanku planuoti kelionių. Pats geriausias laikas bus birželį, liepą ir ruduo, kuomet ir bus palanku plėsti veiklą, jeigu jūs planuojate ilgalaikės komandiruotės į užsienį, būtent tuo metu išvažiuoti darbui į užsienį. Na ir spalio pabaiga bei lapkritis bus išties sėkmingi mėnesiai skorpionams. Šaulys. Su žmonėmis gimusiais po šio ženklu astrologija patarė praleisti kuo daugiau laiko tiems, kurie nori patys sulaukti dar didesnės sėkmės. Mat šauliai ateinančiais metais bus patys sėkmingiausi ir laimingiausi, o tai tiesiog užkrečiama, sako Palmira. Šaulių laukia puikus metai, nes Jupiteris metų valdovas yra jų šeimininkas. Jiems seksis viskas ir ypač kelionės, ypač emigracija, krausimasis į kitą gyvenimo vietą, darbas užsienyje. Jie sulauks didelio pripažinimo, populiarumo ir jie neturi savęs apriboti. Šauliai turėtų daryti viską, ko nori, nes tai seksis. Sąžiningi, savarankiški, tvirtai ant žemės stovintys ožiaragiai kitais metais galės lengviau atsikvėpti. Baigsis nesėkmių laikotarpis trukęs pastaruosius kelerius metus. Tačiau ožiaragiai turi pamiršti savo užsispyrimą ir nelankstumą ir gerai išnaudoti jiems sėkmingus ateinančių metų mėnesius. Visų ožiaragių gimtadienis išpuola puikiu metu, kai baltasis mėnulis ožiaragio ženkle. Iki vasario 6 baltasis mėnulis judės ožiaragio ir tai reiškia, kad jie bus itin saugomi savo angelų sargų.
Bet yra tokia taisyklė, jeigu tavo gimtadienis išpuola tuo metu, kai baltasis mėnulis tavo ženkle, bus sėkmingas ne tik tas mėnuo, bet ir visi metai. Ožiaragiai visus metus bus ypatingai saugomi šviesiųjų jėgų kosminio ir jiem grįž tie geri darbai, kuriuos jie yra atlikę. Ir vis dėlto iki rudens pakankamai nervingas ir įtemptas metas, tiesiog apsauga bus geresnė. Štai tikroji sėkmė jau po rugsėjo mėnesio. Vandeniai taip pat ilgokai laukia savo valandos. Ir dabar Palmira sako galinti ją pažadėti būtent nuo vasario mėnesio. Daugybė problemų pradės spręstis tiesiog savaime, jie sulauks daug aplinkinių pagalbos, dėmesio, šilumos. Pirma metų pusė itin palanki, gera ieškoti tikrųjų draugų, partnerių, savo antrosios pusės labai palankės santuokai, šeimos sukūrimui. Antra metų pusė, galbūt ne antra, o nuo rudens laikas nebe toks linksmas, nebe toks įdomus, nes baltasis mėnulis išeis iš jų ženklo, o Jupiteris atsidurs jau nepalankiame mergelės ženkle, tad nuo rugsėjo mėnesio vandeniai turi pasiruošti ir ne visai įdomiem įvykiam, kurie jiem nepatiks, tad prasidės stresai, nervinė įtampa. Patarčiau pirmą metų pusę, kuo daugiau įgyti draugų, su visais palaikyti gerus santykius, nes aplinkinių, o ypač partnerių, sutuoktinio parama bus labai svarbi rudenį. O žuvims Palmira patarė apsišarvuoti kantrybę, mat iki rudens jų lauks vien tik darbai ir tik po to malonumai. Teks daug triūsti, tad būkite atidesni savo sveikatai, maistui, virškinimui, nepersidirbkite, raskite laiko poilsiui. Sveikas gyvenimo būdas bus itin svarbu. Na ir dar vienas dalykas, kuris taps lemtingas iki rudens, tai santykiai su antraja puse. Būkite atidūs savo sutuoktiniui, daugiau rūpinkitės, globokite, mylėkite, nes šis laikas žada ir tam tikrus išbandymus tarp sutuoktinių. Vėliau nuo spalio mėnesio viskas palengva jums krypti ramesnė, lengvesnė linkme ir palengva tos problemos, kurios jūs slėgė, kurios jūs erzino, nervino iki pat rudens, iki rugsėjo mėnesio, nuo spalio galo pradės spręstis. Tad spalis, lapkritis jau smagus mėnesiai.